Šių metų pabaiga kaip tik ir sutampa su mūsų vyriausybės kadencijos, tai pasakyčiau, pusiaukeliu, kuri ženklina neseniai Seime patvirtintas biudžeto įstatymas ir tikrai įstatymas, kuris pirmą kartą yra paruoštas eurais ir manau tai yra istorinis Lietuvos įvykis ir Lietuva kaip tik ir pasitiks šitos metus išskirtinai įsivedant eurą ir tikrai tikimės, kad ir jūs pamatysim dalyvaujant įvairiuose renginiuose ir per naujų metų naktį tikrai kviečiam apsilankyti ir pabūti kartu su mumis tą naktį. Ir turiu pasakyti, kad vyriausybės tikslai ir toliau išlieka, kad gerinti ekonominę socialinę padėtį, stiprinti ūkį ir gynybinės krašto galės. Tai yra mūsų šitos vyriausybės pagrindiniai tikslai. Ir mūsų uždaviniai tai yra ir verslo aplinkos gerinimas, ir skaidrinimas, sustiprintas dėmesys inovacijoms, regionų plėtra ir neatšaukiama griežta fiskalinė drausmė, apie kurią diskutavom ir vakar labai stipriai Seime. Ir su opoziciniam frakcijom ir partijom ir teko lankytis konservatorių frakcijoje ir kalbėti apie valstybės skolinimuose politiką, apie fiskalinę politiką. Ir tik noriu užtikrinti dar kartą, kad mes, tai yra šita vyriausybė, toliau laikysis labai atsakingai, tiek ne vien tik kalbėdama, bet ir vykdydama fiskalinę politiką ir skolinimuose politiką. Aišku, sulaukime pastabų, kad biudžetas liktai yra per daug optimistinis, bet turiu pasakyti, kad jisai yra sudarytas atsižvelgiant į makroekonominių rodiklių prognozę ateinančiais metais. Aišku, ta prognozė truputį yra vis taip keičiama arba tiesiog puikiai mes suprantam, dėl kokių priežasčių, dėl geopolitinės padėties, bet aš manau, kad jisai yra realus ir bus įgyvendytas. Kai paskelbėme euro įvedimo datą, kai kurie finansininkai man atvirai sakė, kad tai labai rizikingas reikalas, prisimenant tą dieną, kada mes susitikom Lietuvos banke ir kalbėjomės, ar jau esam pasiruošę įsivesti eurą nuo 2015 metų sausio 1 dienos. Bet aš manau, kad diskusijose visą laiką turi būti sakoma įvairių minčių, įvairių, kaip sakyti, abejonių, bet po visų diskusijų turi gimti aiškus politinis sprendimas. Ir tuo metu jisai toks gimė, tai buvo 2013 metų, atrodo, sausio mėnesio pabaiga buvo ir džiaugiuosi, kad visą tą etapą mes praėjom gana sėkmingai ir tą parodo įvairiausios vykdytos apklausos ir jeigu vakar matėte apklausą, kurią pateikė Swedbankas, tai tikrai mus nuteikė labai teigiamai ir pozityviai ir galim pasakyti, kad šitas pasirengimo procesas vyko sklandžiai ir labai atsakingai. Aišku, manau, kitas istorinis Lietuvo įvykis, tai kalbant apie mūsų suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, kuris garantuoja energetinį saugumą ir laisvę nuo energetikos šaltinių rytuose. Ir reikia pabrėžti, kad mes šitą terminalą pastatėm per labai trumpą laikotarpį. Ir tikrai darbai buvo, statybos turiu minty, darbai buvo atlikti per 15 mėnesių, buvo tikrai gerai organizuoti pasitarimai, susitikimai su genrangovu, su brangovais, buvo dirbama visada ištisą parą ir tikrai galima būtų ilgai kalbėti ir apie įvairiausius trūkdžius, tiek vidinius, tiek išorinius, bet vis dėlto susitelkus galima tikrai pasiekti gerą rezultatą ir tuo pasidžiaugti. Kitas, aš manau, svarbus klausimas, tai teritorijų planavimas, kuris buvo įgyvendintas jau prieš, tai pasakyčiau, beveik 1 metus arba 10 mėnesių ir tikrai šitas klausimas yra labai svarbus dėl to, kad reikėjo pakeisti virš 100 teisės aktų. Ir kai kurie teisės aktai nebuvo pakeisti nuo 1998 metų. Mes tai traktuojam, kad pakeitus šios teisės aktus yra panaikintas perteklinis biurokratinių procedūrų skaičius, įvairių nelogiškų draudimų,
taip pat reikalavimų ir derinimų, kurie anksčiau buvo numatyti teisės aktuose, jie šiuo metu yra panaikinti arba jų skaičius yra sumažintas. Ir taip pat labai svarbu, kalbant apie teritorijų planavimą, pabrėžti, kad projektų derinimas sutrumpėjo perpus, kad valdžios įstaigų veikloje atsirado daugiau skaidrumo ir viešumo. Kitas, aš manau, vyriausybės uždavinys arba kita programa, tai renovacija. Ir manau, kad renovacijos šuolis, kuris pažadino mūsų statybų sektorių iš stagnacijos ir išjudino prekybą. Ir tikrai Lietuvos žmonėms siūlėme naują renovacijos modelį ir sulaukėme tikrai didelio entuziazmo. Sėkmingai pradėta daugiabučio renovacija ir kitais metais žengėme jau į naują etapą, tai periname prie kompleksinių ištisų kvartalų atnaujinimo, tai yra renovuosime miestų daugiabučius, viešosios paskirties pastatus, atnaujinsime infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką. Ir džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti su specialistais Vokietijoje ir kaip tik Vokietijos specialistai mums parengs energinio efektyvumo programą ir darbų finansavimo mechanizmą. Ir kvartalinė renovacija startuos ateinančiais jau metais Šiauliuose, Utenoje ir Birštone. Kita labai svarbi programa, kuri startuoja 2015 metais, tai viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa. Ir ją vykdys viešų investicijų plėtros agentūra, tai vadinamoji VIPA sutrumpintai. Aišku, kitais metais toliau, manau, vyks statybos darbų plėtra. Ir norėčiau pasakyti, kad šiuo metu darbai vyksta visose savivaldybėse, jeigu kalbėtų apie gyvenamųjų namų renovaciją. Ir yra renovuojama šiuo metu daugiau kaip 700 pastatų. O kitiems metams yra suderinti daugiau kaip jau 3000 pastatų projektai ir manau, kad ateinantis metai bus nemažiau palankų statybų verslui, kuris šiemet augo ypač sparčiai, praktiškai augimas statybos sektoriaus Lietuvoje buvo vienas sparčiausių tarp visų ES šalių. Energetikos kainos toliau stabiliai mažėja. Nors tikrai teko išgirsti įvairių pasisakymų, teko susipažinti su įvairiais pamastymais ir pasiūlymais ir su tam tikra kritika, bet aišku, tai mums dažnai būna į naudą, kada mes girdim įvairiausius pasiūlymus. Mes visada tuos pasiūlymus analizuojam, svarstom ir tiesiog save pasitikrinam, ar einam teisingų kelių. Ir reikia pasakyti, kad įgyvendinome pažadą Lietuvos žmonėms pradėti mažinti elektros ir dujų kainas. Noriu aiškiai pabrėžti, kad nebūtų jokių dviprasmybių, jos mažės ir kitais metais. To pasiekėme sėsdami prie derybų stalo su Gazprom, kaip jūs žinot, ir priėmėme sprendimus, kurie leido taupyti ribotą elektros bei dujų kainas. Vidutinę centralizuotą tiekimo šilumos kainą per pastarosius 2 metus sumažinome apie 19%. Vien šių metų lapkritį palyginus su praėjusių metų lapkričio šilumos kainos, aš turiu minti, o ne nuo šilumos suvartojimų, kokie pinigus atpigo 6,6%. Numatoma, kad, čia dažnai klausia žurnalistai, kaip bus kitais metais su šilumos kainomis, tai pagal mūsų dabar specialistų atliktus skaičiavimus 2015 metais šildymo sezono vidutinė, noriu pabrėžti, šilumos kaina turėtų mažėti, arba tiesiog galiu pasakyti, rasi, kad dar mažės 6%, apie 6%. Palyginti su praėjusiais metais Lietuvos dujų, gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams. Šiemet vidutiniškai jau sumažėjo 20%, o kitais metais mažės 7%.
Spręsdami dėl mažesnių šilumos ir karšto vandens kainų bus priimti sprendimai artimiausiu metu. Jūs matėte, diskusija yra persikėlusi šiek tiek ir į Seimą. Ir mes turim paskaičiavimus, jie yra pateikti ir tiek komisijai. Ir tikimės artimiausiu metu teigiamo sprendimo, bet nežiūrint to, vis tiek toliau procesas vyksta. Šilumos ir elektros energijos gamyba. Per šios metus elektros kaina buitiniams vartotojams sumažėjo 3 centais už kilovatvalandę, kitais metais mažės apie 1,5 centų už kilovatvalandę. Ir tikrai reikia pripažinti, kad pradėjus dirbti šitai vyriausybei, laiku buvo sustabdytas saulės elektrinių projektas. Jeigu jis nebūtų buvęs sustabdytas, tai elektros kaina būtų padidėjusi 5 centais už kilovatvalandę. Aš čia galėčiau pateikti daug skaičių, kad ir VEPO lėšų poreikis mažėja. Ir 2015 metais jisai dar sumažės iki 615 milijonų litų, bet skaičiai greitai užsimiršta, tikrai taupydamas laiko plačiai nenorėčiau čia sustoti. Ir turiu pabrėžti dar vieną labai svarbų aspektą, kad pradėjus funkcionuoti biokuro biržai ir suvaržus monopolinius tiekėjus, biokuro kaina biržoje yra iki 10% mažesnė, nei sudarius dvišalius kontraktus. Ir tikriausiai jūs nesenai girdėjot, kad ateinančiais metais mes padidinom reikalavimus, kad 50% biokuro būtų perkama per biržą. Anksčiau buvo numatyta, kad 2015 metais būtų perkama 30%, bet atlikę analizę visoje Lietuvoje, noriu pasakyti, kiekvienoje savivaldybėje, pamatėm, kad didesnis efektas kainų mažinimo politikoje perkant biokūrą yra perkant biržose. Kitas klausimas labai svarbus, tai ekonomikos potencialų ir socialinės gerovės stiprinimas. Ir praėję 2 metai buvo nelauktų ekonominių, tai pasakyčiau, kliučių ir sunkaus darbo metai. Todėl esame užsigrūdinę, noriu pabrėžti, ir pasirengę dirbti tokiu pačiu režimu. Geopolitiniai pokyčiai mums priminė, ką reiškia būti rytinė Europos Sąjungos siena, ir Lietuva pirmoji, tai aš manau, signalizavo apie kylančias iš rytų grėsmės saugumui ir demokratinėms vertybėms, kad atsimenat, kada Lietuva pirmininkavo ir jau buvo pritaikytos sankcijos Lietuvai, ekonominės sankcijos Lietuvai dėl pieno produktų eksporto į Rusiją. Ir šiuo požiūriu itin sudėtingi buvo pastarieji metai, kai teko priimti greitus sprendimus ir sutelkti papildomus finansinius išteklius, o biudžetui labai brangus, aš manau, kiekvienas litas, ir mes puikiai suprantam, kad turime elgtis labai atsakingai, pamatuotai ir įgyvendinti dar netgi anksčiau ankstesnės vyriausybės priimtus finansinius įsipareigojimus, kurie yra pripažinti Konstitucinio teismo, ir mes juos irgi turime įgyvendinti. Nepaisant įvairiausių trukdžių, reikia pabrėžti, kad verslas stiprėjo ir ekonomika augo. Tai tvarus ir ilgalaikis augimas, nes verslo ir gyventojų įsiskolinimas nedidėja, bet tam tikrų laikotarpių pastebėjom, kad ir privačiam sektoriuje įsiskolinimas mažėja. Visą tai labai nuteikia mus, ypač pirmiausia, ekonomistus pozityviai, kalbant apie mūsų šalies ekonomikos tvarumą. Ir jeigu valstybės skola irgi neauga, o išmokos įvairiausios socialinės ar darbo užmokesčio augimas, tai irgi nuteikia pozityviai. Nes, kaip jūs žinot, ekonominės krizės pasaulyje įvyko dėl 2 pagrindinių priežasčių. Tai dėl viešojo finansų blogo valdymo ir dėl blogo finansų valdymo privačiame sektorije, kada privatus sektorius labai stipriai skolinusi ir augo darbo užmokesčiai, ir kada valstybė skolinosi ir didino įvairiausias išmokas, pensijas, darbo užmokesčius, tai privedė kai kuriuose šalyse prie ekonominių didžiulių problemų.
Labai trumpai apie tai, kad apie darbo rinką. Darbuotojų skaičius išaugo apie 30 000 arba 2,6%. Valstybės sektoriuje darbuotojų skaičius sumažėjo 1,2%, o privačiame sektoriuje darbo vietų skaičius išaugo 4,6%. Ir nedarbo lygis siekia 9,1%. Per metus dirbančių žmonių padaugėjo 3,1%, tai didžiausias augimas per 10 metų. Ir labai džiugina, kad jaunimo nedarbas praėjusią ketvirtį sumažėjo net 4,6 procentinių punktų. Tai vienas geriausių pasiekimų tarp visų praktiškai ES šalių. Tai kalbant apie darbų užmokesčio augimą, kuris augo 4,6% privačiame sektoriuje, šalyje privačiam sektoriuje 4,9% ir džiugina tai, kad lenkia darbo užmokesčio augimas privačiame sektoriuje, lyginant su darbo užmokesčio augimo viešajame sektoriuje. Bet čia noriu pabrėžti vieną labai svarbų aspektą. Darbo našumas Lietuvoje kol kas auga lėtesniu tempu ir tai pareigoja vyriausybę ir verslą šioje srityje stipriai padirbėti didinant darbo našumą. Aš manau, kad kalbant apie viešąjį sektorių, turi būti labai aiškiai apibrėžti terminai projektų įgyvendinimui. Tai paskatintų irgi per trumpesnį laikotarpį įgyvendinant projektus padidinti darbo našumą. Tai pareigoja efektyviau dirbti verslui su mokslu, įgyvendinant naujas technologijas, inovacijas Lietuvoje, o svarbu labai investuoti į žmogišką kapitalą. Nes nuo investicijų žmogišką kapitalą irgi priklauso darbo našumo rodiklių pokyčiai. Toliau kalbant apie valstybės lėšų konsolidavimo politiką, įrodėme, kad taupiai ir efektyviai naudojame valstybės pinigus, vykdome, kaip sakiau, atsakingą finansų politiką, išvengėme buvusios valdžios numatytų nepamatuotai didelių milijoninių išlaidų. Vien sumažinus neracionalių elektros gamybos, noriu pabrėžti elektros gamybos kiek elektrėnuose, peržiūrėjus subsidijuojamas elektros gamybos kvotas termofikacinėse elektrinėse, taip pat Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalų statybos ir geležinkelio atkarpos Mockava Lenkijos sienos statybos įkainių sutaupyta daugiau kaip 400 milijonų litų, o saulės elektrinių bumas, kurį sustabdė valstybėje, būtų kainavęs 500 milijardų litų. Ir šiemet ir kitais metais tikimės biudžetą papildyti įplaukomis vis labiau varžydami šešėlinės ekonomikos aplinką, kovoje su šešėliu, koordinuojamos visų kontrolės ir teisėtvarkos institucijų pajėgos, atsisakėme ilgametės nepasiteisinus pavienių tikrintojų praktikos ir vien per 2014 metų 9 mėnesius Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdytus įvairių formų kontrolės rezultatas apie 687 milijonus litų į biudžetą gautinų pajamų. Šiemet akcizinių prekių sulaikytos kontrabandos vertės ir už muitų tvarkos pažeidimus priskaičiuotų baudų bendra suma sudaro 102,2 milijonus litų. Taip pat džiugina, kad yra priimtas politinis sprendimas sukurti išmanėją mokesčių administravimo sistemą, kuri taps dar viena užkarda šešėlinė ekonomikai. Ir tai, aš manau, bus antra ar trečia ES šalis, kuri gyvendys tokią modernę išmanėją mokesčių administravimo sistemą. O paprastai pasakius, kad kiekviena bet kurio kasos aparato operacija, ar tai yra smulkusis verslas, ar tai yra stambusis verslas, bus fiksuojama mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje. Duomenų bazės atmintis bus patikimas kontrolierius, administruojant visus mokesčius ir sudarant vienodas verslo sąlygas. Tai bus didelė sąžiningo, noriu pabrėžti, verslo ir mūsų visų pergalė prieš šešėlį. Jau pradėta rengti reikalingą teisinę bazę, techninės užduotis ir sieksime, kad išmanioji sistema būtų gyvendinta dar iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos.
Taip pat pradėjome gyvendinti iniciatyvą po vienos institucijos stogų sutelkti viso valstybės ir savivaldybių turto priežiūrą. Valstybės turto fondas jau yra prijungtas prie valstybės įmonės turto banko, kuris nuo spalio 1 dienos vykdo centralizuotą valdymą. Tai galėčiau apie tai labai ilgai kalbėti, bet aš manau, kad turėčiau pabrėžti vienu sakiniu, tai būtų valstybės turto valdymo efektyvumas, kontrolė, priežiūra tikrai ženkliai pasikeis. Verslo aplinkos gerinimas. Mūsų vyriausybė yra pirmoji, kuri ryžosi iš pagrindų konsoliduoti verslą prižiūrinčių institucijų tinklą. 16 tokių įstaigų bus sujungtos, likviduotos arba neteks kontrolės funkcijų. Vyriausybė jau pritarė sprendimui vieną sujungti 3 vartotojų teisės ginančias organizacijas, tai yra vartotojų teisų apsaugos tarnyba, nemaisto produktų inspekcija ir metrologijos inspekcija. Yra parengti įstatymų pakeitimai, kurie numato, kad bus viena vartotojų teisų apsaugos tik tarnyba. Šios pertvarkos tikslas yra mažinti priežiūros naštą verslui, didinti priežiūros institucijų darbuotojų kompetenciją, efektyvinti priežiūrą vykdančių institucijų veiklos procesus ir veiksmingiau naudoti biudžeto lėšas. Esama, noriu pabrėžti, ir kitų radikalių pasiūlymų, pavyzdžiui, sujungti valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, ryšių reguliavimo tarnybos ir valstybinės energetikos inspekcijos veiklas ir suformuoti daugiasektorinį reguliuotoją. Taip pat turime idėją sujungus 3 biudžetinės įstaigas įsteigti vieną audito, apskaitos, turtų vertinimo ir bankroto valdymo tarnybą. Statybos sektorėje vietoje 15 statinių projektą tikrinančių institucijų turėtų likti 7. Taip pat būtų galima dvigubai paspartinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesą. Toliau, visą priežiūros institucijų konsolidavimo procesą numatoma užbaigti iki 2015 metų vidurio arba pabaigos. Tai priklauso nuo pokyčių masto ir sudėtingumo, o sudėtingesni procesai turėtų būti pabaigti 2016 metais, nes reikės pakeisti beveik 1500 teisės aktų ir daugiau nei 100 įstatymų. Šiuo metu, kai tik skaičiuojama, kad ūkių subjektų veiklos priežiūros funkcijas atlieka daugiau kaip 60 priežiūros institucijų. Kitas labai svarbus klausimas, apie kurį jau, kiek aš atsimenu, politiniam gyvenime yra diskutuojama labai ilgai, tai noriu pasakyti, kad tikriausiai ir šitoj srityje vyks pokyčiai, kad priartėjame prie svarbaus darbo pabaigos. Šiemet mokslininkų ir ekspertų komanda baigė rengti naujos redakcijos darbo kodeksą, kuris bus lankstesnis, labiau atitiks darbdavių ir darbuotojų interesus. Tai ilgai, aš manau, lauktas projektas ir tikiuosi, kad suprasdami šio dokumento svarbą, investicijų pritraukimo ir verslo aplinkai neužtruksime derinti visų pusių interesus. Tikslas yra toks, kad visi teisės aktai būtų paruošti, lydimieji darbų, kurie yra susijęti su darbo kodeksu iki kovo mėnesio. Ir kovo mėnesį pavasario sesijoje šitie 2 teisės aktai būtų pradėti svarstyti Seime. Noriu tik pasakyti, kad informacija šiandien pasirodė netiksli, ne apie šitą programą yra aprašyta. Jeigu galima papildysiu, šiandien viešoje erdvėje pasirodė toks, sakykime, kritikuojantis dabartinę darbo kodekso medžiagą straipsnis. Iš tiesų tai yra visiškai kitas projektas, tai yra Investuok Lietuvoje projektas, nieko bendro neturintis su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektu darbo kodeksu, kuris yra ruošiamas, apie kurį ką tik premjeras šnekėjo. Bet nieko, diskusijos reikalingos, kaip aš sakau, dialogas reikalingas ir visas šitas darbas persikels į Seimą. Teisės aktai jau, kaip sakiau, dar pasikartosiu, yra baigiami. Taip, naujos užduotis ir strateginiai darbai. Tai sieksime, kad emigravę mūsų žmonės grįžtų į namus, nes Lietuvai labai reikalinga jų įgyta patirtis ir darbo rankos. Permainos jau skatina aktyviau grįžti į namus užsienyje dirbančius mūsų tautiečius ir
2012 metais parvykusių Lietuvos piliečių skaičius padidėjo 9,3%, o šiemet sausio spalio mėnesiais į Lietuvą reemigravo 9,2% daugiau tautiečių negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Noriu pasakyti, kad steigiame savotišką kelrodį sugrįžtantiems 2015 metų pradžioje Lietuvoje kaip tik ir pradės veikti migracijos informacijos centras, vieno langelio principų teiksantis informaciją visai su grįžimu gyventi ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais. Taip pat bus sukurtas interneto tinklalapis, kuriame bus galima gauti išsamią informaciją apie galimybę pradėti naują verslą, specialistų poreikį, laisvas darbo vietas, socialinę bei švietimo infrastruktūrą ir taip toliau. Ateinantis metai nebus lengvi ir dėl keliamų užduočių, ir dėl pasikeitusių geopolitinių sąlygų, dėl kurių daug nuostolių patiria žemdirbiai. Sutelktos valdžios, aš manau, diplomatų ir verslininkų pastangos duoda gerų rezultatų, keičiant eksporto, noriu pabrėžti, geografijos kryptis. Ir artimiausiomis dienomis, kas šiandien mane labai nudžiugino ir aš jums šitą informaciją noriu kaip tik perduoti, kai laukime geros žinios iš JAV, iš Jungtinių Amerikos valstijų, po kaip tik mano vizitų šioje šalyje ir diskusijų su aukštais pareigūnais pavyko pralaužti, jau šiandien galim tą konstatuoti, ledus į JAV rinką. JAV Žemės ūkio departamentas turėtų paskelbti įsaką leidžiantį įvežti lietuvišką žemės ūkio produkciją. Įsako įsigaliojimo procedūra yra 60 dienų. Tai nauja informacija papildoma, kuri šiandien yra gauta, nes mes vis teiraujamės, kada tą įsaką paskelbs po mūsų vizitų Jungtinėse valstijose. Ir aš galėčiau kalbėti ir apie kitas šalis, kur yra jau susitarimai dėl žemės ūkio produkcijos eksporto, bet tikrai, tupydamas laiką, tikrai nenorėčiau šių klausimų labai plėstis. Sieksime efektyviau panaudoti savo intelektinį potencialą, sparčiau plėtoti inovatyvios produkcijos, šiuolaikinių technologijų kūrimą, nes tai paklausiausios prekės tarptautinėje rinkoje ir patikima priemonė konkurencingumui stiprinti. Kaip žinot, naujoji finansinė perspektyva, kai tik tos programos yra numatytos ir jos yra jau patvirtintos. Mūsų užsakymų šiuo metu Jungtinėse valstijose Stanfordo tyrimo centras atlieka Lietuvos inovacijų ekosistemos vertinimą. Tikimės, kad šis projektas padės nustatyti struktūrinės kliūtis, su kuriomis susiduriama plėtojant pramonės ir technologijų inovacijas, taip pat tai, ką turime patobulinti Lietuvos inovacijų programoje, atsispindės. 2015 vėl bus paženklinti baigtais dideliais darbais. Kitų metų pabaigoje pakviesime dar vieno įgyvendintų strateginio, gal ne vieno, bet kelių projektų, tai yra elektros jungties su Švedija Nord-Balt atidarymą Klaipėdoje. Šis elektros tiltas Lietuvai sudarys sąlygas pirkti elektros energiją iš Šiaurės Europos šalių, kurios turtingos vandens išteklių, ir padės išvengti didelės priklausomybės nuo elektros tiekėjų rytuose. Statybos darbai, kaip žinot, prasidėjo jau šių metų pavasarį ir per pusmetį yra atlikta 2/3 darbų. Ir 2015 metų gruodį bus pradėta eksploatuoti. Dar vieną noriu pabrėžti, Lietuvos ir Lenkijos jungtis Litpolink, kurios galia yra 500 MW. Dar 4 strateginiams Lietuvos energetikos projektams, tai yra Lietuvos Lenkijos dujotiekio tiesimo parengiamiesiems ir statybų darbams, taip pat magistralinių dujotiekio Klaipėda Kuršėnai antrosios linijos statyboms, kuri turėtų būti užbaigta 15 metų pabaigoje, Baltijos šalių elektros sistemų ir didelio galingumo generavimo šaltinių sinchroninio prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų galimybių studijai parengti. ES skiria 333,7 milijonai litų ir gavome tikrai šią didžiulę pinigų sumą. Aš manau, kad tai padės pirmiausia sustiprinti Baltijos šalių energetikos rinkas,
toliau įvairinti tiekimo šaltinius ir integruotis į ES dujų rinką. Kalbant apie antrąją dujotiekio liniją Klaipėda-Kuršėnai, mums jinai yra labai svarbi dėl to, kad mes galėtumėm padidinti dujų pralaidumą tiek mūsų Lietuvoje esantiems vartotojams, tiek padidinti pralaidumą dujų tiekiant dujas Inčiukalnio saugyklą, dujų saugyklą. Ir šito projektu tikrai susidomėjo ne tik Baltijos šalis, bet ir Europos komisija ruošiant analizę visose ES šalyse apie dujotiekio tinklus labai teigiamai įvertino ir mūsų suskystintų gamtinių dujų terminalo ir projektus, kurie yra numatyti įgyvendinti artimiausių metų, integruojantis į ES energetikos infrastruktūrą. Lietuva kokiu nors būdu kreipsis Junktinės Amerikos valstijos, prašydama daugiau informacijos dėl galimų CŽV kalėjimų Lietuvoje. Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Kiek aš turiu informacijos, generalinė prokuratūra jau anksčiau yra pradėjusi šitą tyrimą ir tas tyrimas nėra, kiek aš žinau, užbaigtas ir jeigu generalinė prokuratūra gaus papildomą informaciją ir jinai toliau vykdys tą tyrimą, tai mano toks tikriausiai būtų atsakymas. Ar kreipsis ar ne, man labai sunku pasakyti. Jie turėtų. Tai prašom. Premjerė, tyrimas buvo vykdomas ne tik prokuratūros, tačiau savo tyrimą yra savo laiku padaręs ir Seimas. Ar pasirodė nauji faktai iš JAV ir žiniasklaidos siejimas tų faktų su Lietuva, tarpe ir pranešimų, kad buvo mokama tarpininkams $1 milijonai už tarpininkavimas teigiant šį kalėjimą, ar tai gali būti pagrindas atnaujinti politinį tyrimą, Seimo vykdomą tyrimą? Aš manau, kad Seime bus diskusija tokia ir aš tikiuosi, kad Seimas vis dėlto pratęs toliau irgi šitą tyrimą, nes, kaip žinot, tuo metu, kada buvo gauta ta informacija, ir vadovaujantis tą gautą informaciją buvo atliktas tik tokio lygio tyrimas ir jie toliau nebegalėjo tęsti šito tyrimo. Bet aš manau, kad tikrai Seime bus diskusija ir priims sprendimą vienokį arba kitokį. Agnė Vederytė, LNK žinios. Grįžtant prie 2 metų veiklos, norėčiau paklausti apie 2 strateginius projektus, kurie taip ir neįgyvendinti. Tai atominė elektrinė ir skalūnų žvalgyba. Tai kokia situacija yra dėl atominės elektrinės, ar visgi yra aišku susitarimas su Latviais ir Estais dėl to projekto tolesnio vystymo? Ir skalūnų žvalgyba, nors naujas konkursas tarsi ir skelbiamas, ar iš tiesų ten bus kokių nors norinčių dalyvauti? Dėl atominės elektrinės, praeitą savaitę iš penktadienį buvau Taline, buvo Baltijos ministrų pirmininkų taryba ir dar kartą aš netgi spaudos konferencijoje paraginau kolegas kuo greičiau priimti sprendimus, nes tik galima šitą projektą įgyvendinti turint pritarimą Latvijos ir Estijos. Ir aišku buvo pažadėta, kad komitetai, kurie pradėjo darbą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir operatoriai, kurie atsakingi už šitą elektros energijos gamybą ir plėtrą, tikiuosi, kad artimiausiu metu duos atsakymus. Dėl skalūninių dujų, tai aš manau, mes esam padarę tam tikras klaidas ir mums lankantis Jungtinėse valstijose mes aiškiai išgirdom tam tikrų specialistų, ekspertų, mokslininkų patarimus, kad kol nėra susitarta su visuomenė, niekada nereikia tokių ambicingų planų pradėti gyvendinti. Ir jie visą laiką deda didžiulės pastangas ir dirba su visuomenė ir jie įtikina ir tik įsitikinę, kad nėra jokių prieštaravimų, tik pradeda įgyvendinti skalūnų, kaip sakyti, paieškos darbus. O aš tikiuosi, kad Lietuvoje tikrai atsiras tokių norinčių dalyvauti žvalgybos darbuose ir tik laiko klausimas, kada tai prasidės. Jeigu galima, papildysiu. Premjerui lankantis Jungtinėse Amerikos valstijose ir susitikus su Pittsburgo skalūnų dujų gavybos ir žvalgybos asociacijos atstovais, tai tiesiog premjeras buvo patikintas, kad tokiu atveju, kai bus sudarytos konkurso sąlygos, jos bus aiškiai žinomos, tuomet Pittsburgas tiesiog mums padės pritraukti investuotojus savo konsultacijomis, galbūt paraginimais investuotojams ateiti čia į Lietuvą. Netgi buvo pasakyta, gali paruošti programą, kaip dirbti su visuomenė. O jeigu reikia, gali ir patys atvažiuoti padėti. Ir kaip pavyzdys buvo pasakyta, jie dirba Argentinoje vienam regione jau 6-7 mėnesius su visuomenė, kad ją įtikintų, kad jinai
priimtų kompanijas, kurios nori atlikti žvalgybos darbus ten. Premjerė, dar dėl ataskaitos CŽV, ar jūsų nuomonė, jeigu būtų atliekamas tyrimas politinių lygmenių, ar tai galėtų kenkti Lietuvos Jungtinių valstybių dvišaliams santykiams? Ne, aš manau, kad tikrai nepakenks, mūsų santykiai yra geri ir tikimės, kad mes draugiškus tiek ekonominius, tiek diplomatinius santykius ir toliau išlaikysim. Apie kitų metų planus noriu paklausti. Iki šiol nėra įvestas automobilių mokestis. Kitais metais jis gal jau galėtų būti įvestas, ar bent jau diskusijos pradėtos aktyvesnės? Kol kas apie mokesčius mes jokių diskusijų nedarom, nei politinėje taryboje, nei koalicijoje. Tik galiu pasakyti, kad mano patarėjas Stasys Jakeliūnas, kuris atsakingas už mokesčio reformą, dabar toliau daro tam tikrą analizę ir žiūri, kaip Lietuva atrodo kitų valstybių tarpe, pirmiausia, ES valstybių tarpe, kokia yra mokestinė našta Lietuvoje, palyginus su kitom šalim, kodėl perskirstomoji dalis viešųjų finansų, lyginant su bendro vidaus produktu, tokia yra maža. Ir kaip ir aš sakiau, įgyvendinus išmanėją mokesčių administravimo sistemą, tikimės, kad įplaukos ženkliai irgi išaugs. Tai čia mūsų yra dabar pagrindinis tikslas. Aš norėčiau pratęsti mokesčių temą, kadangi kai socialdemokratai yra opozicijoje, visą laiką kalba apie progresinius mokesčius. Dabar tuos 2 metus mes nieko apie tai negirdėjom. Tai kodėl ir iš viso atsisakote tokios idėjos būtent šita vyriausybė per likusius 2 metus? Ačiū. Kol kas mes neatsisakom, bet mes modeliuojam ir skaičiuojam, koks poveikis būtų, jeigu tarifų sistema būtų vienokia arba kitokia. Mes kaip tik padidinom neapmokestinamųjų pajamų dydį iki 3200 litų. Tai yra progresinė irgi sistema, tai reiškia, kad tie žmonės, kurie uždirba mažiau, jie moka mažesnius mokesčius. Šiuo metu yra didžioji problema Lietuvoje, kad mes neturim viduriniosios klasės. Kaip žinote, ir jeigu mes apmokestinsim tik 5 arba 3% darbuotojų, kurių darbo užmokestis yra didelis, tai įplaukos į biudžetą bus santykinai labai mažos. O jeigu mes 80% darbuotojų, kurie sudaro didžiausias pajamas, gyventojų pajamas, mokant mokestį šitą, tai tada atsiranda labai didelė praraja tiek valstybės, tiek savivaldybių biudžetuose, apie 1 milijardą litų. Tai faktiškai mes dabar norim, kad pajamos realios visų darbuotojų didėtų ir norim, kad turtingesni per nekilnojamo turto mokestį mokėtų arba po to, matant, kad turim tokią galimybę, galima taikyti progresinę mokesčių sistemą. Bet šiandien dienai Lietuva tam finansiškai, matematiškai skaičiuojant nėra pasiruošusi. Dalia Plikūnė Elta, dar dėl CŽV kalėjimų, jūs sakote, kad tyrimas nepakenks santykiams su JAV, tačiau kiek Lietuvai yra svarbus skaidrumas šiuo klausimu ir kiek JAV bendradarbiavimas yra svarbus šiuo klausimu tolimesniems santykiams? Aš manau, bendradarbiavimą, jūs kalbate apie tik šiuo klausimu bendradarbiavimas, apie taip vadinamus tos kalėjimus, taip? Taip, ar tiesiog Lietuvos ir JAV apskritai pasitikėjimų grįstiems santykiams yra svarbus tas faktas, ar suteiks JAV informacijos dėl CŽV kalėjimų? Aš manau, kad pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis yra didelis. Ir santykiai, jūs kaip matot, netgi ir ekonomikos srityje irgi stiprėja. Nes jūs puikiai žinot, kad Jungtinės valstijos derasi su Europos komisija dėl prekybos ir investicijų sutarties pasirašymo ir nepavyksta susitarti. Ir anksčiau buvo pasakyta, kad tol, kol nebus šitos sutarties, atskirų sutarčių liktai nebus su ES šalim. Tai šitoj srity mes jau, kaip sakyti, ir pralaužėm vandenis ir ledus ir tikrai pasiekėm gerus rezultatus ir tuo labai džiaugiamės. Ir tikiuosi, kad kitose srityse, ir atsakant jūsų klausimą, bendradarbiavimas išliks aukštam lygiai ir informacija bus pasidalinta ir pasikeista. Tai pratęsiant temą, norėsiu tada paklausti ateičiai, kaip valdžia užtikrins, kad ateityje tokių slaptų kalėjimų nebūtų, nes, kaip matom, slaptosios tarnybos veikia savo nuožiūrą neinformuodamos netgi politikų. Tai aš dar negaliu teikti, ar tikrai toks kalėjimas Lietuvoje buvo. Tai čia turėtų generalinė prokuratūra pasakyti. Bet aš manau, kad tokie tyrimai, kurie yra atlikti Jungtinėse valstijose, išsamus, kiek aš supratau,
kiek jau vakar man teko susipažinti su ta pateiktami medžiaga senate, tai jinai labai yra didelis apimties ir aš manau, kad kiekviena valstybė turi padaryti tam tikras išvadas, kalbant apie tarptautinę teisę, tiek kalbant apie ir kitus humaniškus dalykus. Ar dar turite klausimų? Prašom, dar vienas. Kokia Lietuvai yra reali nauda iš Junkerio pristatyto investicijų plano? Ačiū, tikrai labai geras klausimas ir mes šito klausimu jau diskutavom ir su Europos komisaru ponu Andriukaičiu. Projektas yra labai ambicingas. Jisai geras tuo, kad jisai turėtų stimuliuoti ekonomiką visose ES šalyse. Tai turėtų būti, įgyvendinus šitą projektą, turėtų būti sukurtos naujos darbo vietos. Daugelį šalių taip pat yra projektas nukreiptas į inovacijas, naujas technologijas ir paskatintų vidaus vartojimą. Taip pat, aišku, labai optimistiškai žiūrima, kad multiplikatorius bus liktai pasiektas iki koeficiento 15, ten 3+5, kiek aš žiūrėjau, tai tokį, jeigu projektą įgyvendins ES, tai žinot, ekonominiam ir socialiniam lygyje tikrai būtų didžiulis šuolis.